procese, kai mane susirado užsakovai, pasamdė, mes sudalyvavom, pasamdėm projektuotoją, metus laiko projektavom, gavom statybos leidimą, paskui vėl prakonkursavom, parinkom rangovą ir parinkus dabar rangovą, vedu techninę priežiūrą objekto, stebiu visus statybos procesus. Tai dabar esame toj stadijoje, pamatysit kokioj. Šiek tiek ten su dokumentacija, su gamyba užtrukom, nes vidurvasaris truputėlį startavom prastesniu laiku, kai visi apkrauti darbų ir to pasiekoje tu gauni vėliau ir medžiagas ir viską, bet kaip ir sustiguota viskas iš esmės. Kitą jau filmavimą matysim jau ir kolonas, gal konstruktyvo dalį šiokio. Čia yra Klaipėdos rajone statoma ta 4000 kvadratinių metrų gamykla su administraciniam patalpom. Labai bus gražus fasadas. Yra suplanuotas, kad bus gražus fasadas. Viską darysime, kad būtų gražus fasadas. Čia darbus atlieka vienas iš stambesnių rangovų, Aldasta yra tokia. Mes buvom paskutinį kartą su tavim, kai buvo tiesiami tinklai, ruošiami pagrindai. Ir dabar mes toli labai stipriai neįsim. Čianais yra sugriežti poliai viso pastato zonoje, išbetonuotos galvenos, su inkariniais varžtais susistatys kolonos, apsibetonuos perimetras visas ir tada viduj bus ruošiami pagrindai. Toks biški lengvas chaosėlis, bet be šito proceso nieko neįspausi. Nori, nenorisi turi būti. Sėkmingai judame toliau. Dujas turim atsivedę. Armatūros karkasas, susistato varžtai, jie tiksliai susistato, kad galima būtų koloną pastatyti. Čia irgi šioks toks menas sustatyti tiksliai, nes jeigu netiksliai sustatysi, tada belieka nupjauti, pergrįžti ir iš naujo. Antras variantas galimas, kai kur daroma, paskui varžtų sustato, bet jis ekonomiškai nenaudingesnis dalykas. Čia vadė įdėtinės detalės sudėtos, kad cukolinė plokštė prie jų prisivirins. Ta prasme, pasiruošimas darbui ir tada tik ant pačio galo užpilamas betonas. Tu dabar, kaip galima sakyti, rentgeno aparatų žiūri, kas yra viduje armatūros. Numatosi, kad kas 10 cm sukamas, tas netaupo nieks armatūros. O po apačiai yra poliai, yra poliukai ir čia tu viršutinį tą sluoksnį matai, tai čia vadinamas juodgrindis. Jos labiau skirtos, jos nelaiko nieko, tik tai, kad susidėti gražiai viską galėtum galveną pasiruošti iš esmės. Nekonstrukcinis šia dalykas. Ką atlieka techninis prižiūrėtojas, tai jisai patikrina prieš užpilant, turi rangovas prisiduoti darbus, tai yra ar atitinka projekto sprendinius, ar viskas yra vietoje, ar nesutaupyta, ar švaru, ar kontaktas yra, tai rangovas padaro, labai svarbus yra apsauginis sluoksnis, kad karkasas būtų išcentruotas, kad ne mažiau 2-3 projekto centimetro turi būti. Būna ta komunikacija tarp techninio prižiūrėtojo ir rangovo. Tai aš stengiuosi savo darbe vadovautis tuo principu, kad mes esam komanda. Taip, aš esu labiau kontroliuojantis negu vykdantis, bet principas mes vis tiek turėtume dirbti kaip komanda. Kitose statybose būna atvirkščiai, tas techninis prižiūrėtojas padaromas tai kažkoks revizorius, kad čia. Kai tu esi gamyboje dirbęs, tu supranti, kad kai kada tų procesų neina išpildyti, reikia derintis. Tai ir aš rangovom, sakau, statybos jų vadovom, žmonėm, su darbininkais pasikalbu, kaip matėjai. Ta prasme, kad mes komanda darom bendrą visą darbą, derinkimės, blogai nesigavo, dar kažką, tik tai neslėpkim broko. Ir ypač, kas liečia pamatai, labai svarbus dalykas. Tai viską galima pakeisti, bet tų pamatų ten nepakeisi, kaip atrodys pastatukas. Kaip ir minėjau, labai aliumininis fasadas turėtų papuošti. Čia papildoma laiptinė suprojektuota bus tiek evakuacijai, tiek patekimo ant stogo. Čia mūsų know-how sugalvotas. Ir ta gamykla, kaip jau ir dabar jau užsakovas sako, jau jinai yra per maža. Per mažai? Taip. Čia ir yra. Žmogus nusipirko pirmą sklypą, paskui kreipėmės į projektuotus, pasakom, ten yra pagal planus, kiek gali statyti ir jau jis mato, kad sudėjus technologiją, ką jam reikia, jis jau dabar telpa, bet jeigu ateityje apie plėtrą. Bet pažiūrėk, kaip gražiai atrodo vizualizacijos, net Cybertrucką įdėjo. O užsakovai turi motociklus, tai yra, žiūrėk, architektas atsižvelgia į tą, taip. Nuostaba. Pažiūrėsim, kaip atrodys laiku bėgant.